Labas rytas, mėlėjai, pavasaris jau čia, nuotaika gera, šiandien laukia ypatinga misija. Skubu aplankyti vėjo jėgainę, galbūt net man žadėjo. Galbūt ją pateksim ir palaipysim ir daug sužinosime, nepergyvenkite. Aišku, tai mano nuotykis, sakyčiau, visų šitų metų numeris 1. Daug sužinosiu ir pasidalinsiu. Varom! Sveiki, vėjo užkalbėtojai. Sveiki. Čia saugu stovėti, ką? Andrius, ane? Andrius, girdau. Tomas, aš apie save, atsiprašau, pagalvoju, nes tokia galybė, jeigu atsikabintų, tai būtų nejuokinga. Tai trysa nepagautume. Iškirti. Garsas didėja, čia vėjo srovė didėja ir jis bėgėjas. Gūsis, ane? Bėgėjas. Čia yra mūsų gelbėjimo įranga. Parašiutas? Ar pripučiama valtis? Parašiutas nelabai padėtų. Supratau. Viskas. Tai ką, aš supratau, kam. Čia tiek virvės? Jo, čia yra Kiek kilometrų? 180 metrų virvės, kad užtektų visam aukščiui, plus šioks toks rezervas tam, kad jeigu vėjas nuneštų šiek tiek iš šono. Gerai? Gerai, dabar ten į kampelį kažkaip tai. Gerai. Dabar jautriai ir rimtiniai važiuosim. Taigi sakėm, kad bus linksma. Bet tu man nemeluoji, kad čia dviem pritaikyta? Ne. Tik meluoja, ne? Čia vienam, čia tik tai tau. O, žiūrėk. Oho. Nu, jie smulkesni negu mes, man atrodo. Gerai. O čia yra langas koks nors, kad pasigrožėt? Supratau. Čia langeliai mažinu. Yra vienutė, čia dviejutė, ne tokia? Gerai. Viso gero. Eik tu savo. Ką mes darom, Tomai? Atsargiai. Atsargiai. Važiuojam. Važiuojam! Gero. Kiek laiko trunka? Apie 10 minučių. Wow. Pasitikrinam ar laiko. Dabar aš iškylu, Reikės atkelti liuką. Vėl tą patį. Išlipi vėl liuką, Gerai. bet liukas labai sunkus, iškart įspėjai. Supratau, aš matau. Taigi? Sunkus. Šiaip kristi, tai eik tu savo. Jeigu bijai, aš Ne, aš tai nebijau, jeigu tu pastebėjai nieko. Kol kas. aktorius, tai čia klausimas, ar gerai vaidinė, ar nebijai. Vyrai smaginasi, tokioj vietai. Ir čia išlipi paskui. Gerai, gali ateiti. Einu. Klausyk, gerai, kad pirštinės davėjai, nes prakaituoja rankos iš jaudulio, nuslyščiau. Nu rimtai. Nu ir įsiteptum. Koks grožis. Inžinieriai, dizaineriai turi gerą skonį. Man šita spalva su Raminanti. geltona, tu Raminanti. sugalvok, būtų gali juodai belė kaip nudažyti. Aš darysiu liuką gerai, nes kad neįkrist, Tu esi bosas. Wow! kad įsivaizduoti, kas čia yra per monstras. Velenas turi mažą greitį, bet didelį sukimo momentą. O mums reikia, kad būtų didelis sukimas į greitį. Tai va, tenais Velenas, kai jėgainė dirba sukis, kažkas taip apie 10 apsisukimų per minutę. Tai šitam gale apsisukimų yra jau apie 1500. Oho. Ant tiek išgreitina. Tai čia esant stipriam vėjui, kai veikia, tai būna didelis garsas turbūt, ne? Jo, Šitoje erdvėje. Taip, čia. Galima? Tu esi buvęs? Negalima. Draudžiama, supratau. Toliau. Gerai. Čia, nebijok, aš jau... Čia va, ten gali pasižiūrėti, matosi, va, bokšto pačia. Klausyk, mielasis, o ten yra stiklas, liukas, kas čia yra? Nu nieko, čia yra, jeigu reikia kokius didesnius krovinius įsikelti. Aš dabar nedarau šito liuko, bet tai galima pasidaryti. Bet galiu atsistoti? Ne, būk geras, nulipk, aš vienas noriu atsistoti. Va čia yra pačioj po manimi 130 metrų. Taip. Tokį pakelsim liuką, jau tik tais žemyn toliau. Turim tai.
Eik tu savo, jeigu norėčiau šokčiau, va čia ir krisčiau. Eik tu savo, kaip... Gera muzika, va tokia keista, weird, tokia siaubo kažkokia keisto. Taip, Andriu. Tomai, čia emocijos ar pagalbos šauksmas? Ne, čia viskas gerai. Emocijos. Mes Atidariau liuką. pamojuokit, mes pro liuką žiūrime jūs. Atidarau tada šičia. Dabar iš karto yra čia užsisegimo vieta. Užsisegimo vieta. Jo, kablį savo. Kaip gražu! Vienas, žinai, kai su oro balionu kyli ten, ar kokiu nors parašiutu, o kai vat užlipi ant tokio bokšto, dar neprisisegė, žinai. Va, tuoj. Vau, kiek malūnėlių. Tai šičia, kur Andrius kalbėjo, vėjo greičio matuoklis ir vėjo krypties. Aha. O čia mirksi kaip Čia yra švyturys. aviacijos šviesos, švyturiai. Jie reikalingi ir yra labai svarbu, kad visas parkas, visos jėgainės čia, kur yra, visos turi fiksėti vienu ritmu. Vienu ritmu. Abu reikia užrakinti, ne? Jo, abu užsidėk. A būna, kad kokie vestuvininkai užsimano, gali Žinau, dar užkelti. Mes norime čia pasižadėjimą duoti arčiau dangaus. O, guminė. Nu, čia specialiai. Tu prasme, aš ant gumytės dabar laikau, ant dviejų. Nenutrenks čia žaibolaidis. Jo, Juokinga jam, tau tai kasdienybė, man tai pirmą kartą. Koks sparnas, kaip banginio pelekas. ir vaizdas neblogas, ar ne? Ten arčiau krašto nedrįsiu pasakyti, kad bet taip, kol nežiūri žemyn labai, bet jo, mielasis, žinok, tikrai adrenalino pasikrovė metams. Nu, rimtai, wow. Jau! O ką šviesų išjungti? Brač, nu Tomai, iki pirmą kartą. Šičia? Taip. Bats! Daryk duris!